Kodėl narcizų ar psichopatų tėvų užauginti vaikai dažnai turi labai menką savivertę? Kadangi narcizai ir psichopatai negeba jausti kitų žmonių jausmų, kitaip sakant, jie yra emociškai neįgalūs, tai kai jie augina savo vaikus, yra priprogramuojama pasąmoninių programų, kurios sumenkina vaiko savivertę. Ir kaip tai vyksta? Pavyzdžiui, kūdikis nori valgyti. Ir vietoj to, kad pamaitintų savo vaiką, tai jam keičia pampersą. Arba kada vaikas nori gerti ir verkia, tai ji ant jo pradeda rėkti, kad jis nustotų verkti. Nes kaip ir minėjau video pradžioje, psichopatai ir narcizai tėvai negeba jausti kito žmogaus jausmų. Ir negali tiksliai suteikti to, ko tuo momentu reikia vaikui. Na ir to pasekoje, kai vaikas užauga, jis labai savim nepasitikė, nes jo pasąmonėje pilna programų, kurios joms sako, kad tai, ką jauti, tai yra ne tai, ką tu turėtum jausti, kad tai, ką tu mąstai, tai yra ne tai, ką tu turėtum mąstyti. Toks žmogus visą laiką savim abejoja ir jam yra labai sunku emociškai užaugti. Ir jam atrodo, kad visi kiti yra protingesni už juos ir labiau suprantantis, kaip reikia gyventi. Ir visas šias pasąmoninės programas galima pakoreguoti taikant hipnoterapiją. Nes šiuo įrankiu, taikant, kitaip sakant, šią techniką, žmogus prisimena net savo kūdikystę. Na, o kai ją prisimena, tai galima pakoreguoti pasąmoninės programas. Kad žmogus taptų pasitikintis savim, uždirbtų daugiau pinigų, kad santykiai susitvarkytų. Jeigu surezonavo, tai registruokitės pirmai nemokamai konsultacijai. Iki.